Nu ką, mes jau Kartenoj, yra 7 valandas ryto. Toks vat gražus rūkelis. Kaip matot, jau dingsta tas rūkas iš tikrųjų. Švinta, mes ruošiamės savo skraidyklės, pilomės kūrą, apsiskraidysim ir už valandos jau kilsim. Laukiam dar kitų. 8 valandą prasideda, na, kaip mūsų šiandienos turnė kelionė čia per kelis aerodromus aplinkui. Va, Marius irgi stumėsi iš angaro. Dar laukiam Artūro. Būsim 4 iš Kartenos. Vienas atskris iš Šilutės ir vienas susirinksim dar Salantuose. Pirmas mūsų tikslas yra būtent Salantai. Tai va, gražus rytas, ne gražus, fantastiškas rytas. Gražus, ramus, medžiai nejuda, paukščiai čiulba, vėjo nėra, ramu, gražu, fantastiška. Labas rytas, Mariau. Labas rytas. Taip, taigi kas šiandien bus į priekį? Šiandien labai graži diena. Mes jau žinom, kad vasara ateina į pabaigą. Pagal prognozes kitą savaitę jau prasidės lietus. O šiandien savaitgalis, labai rami, graži, tokia saulėta, švari diena. Ramiem pasiskraidimam, netgi pradinokam skraidūnam yra geros sąlygos skristi. Gal 6 mes būsim, gal 7. Skrisim tokį turą aplink Karteną, aplink tokius pažįstamus aerodromus aplinkui. Tai dabar mes esame Kartenoj aerodrome. Tada skrendam į Salantus, čia yra visai netoli. Paskui iš Salantų į Telšius, iš Telšių galbūt į Šilalę. Po Šilalės Judrėnai. Judrėnuose yra Dariaus ir Girėno muziejus. Dariškėse vadinasi. Ten yra aerodromas geras. Toliau Šviekšna, ten yra aerodromas. Toliau Veiviržėnai, ten yra asfaltuotas pakilimo takas, nu, privatus. Bet ten su visais, žodžiu, kur mes nusileisim, su visais susitarėm, visi ten mūsų laukia. Ir toliau kas po Veiviržėno atgal Kartena, tai čia gausis apie 200 km. Na, jeigu nuolat skristi, tai čia kokios 2,5, gal 3 valandas čia skrydžio. Bet kadangi mes ten nuskrisim, pasėdėsim, pašnekėsim, pabendrausim, tai užtruks ilgiau, planuojam visą dieną. Plius dieną vidudienį mes galvojam padaryti tokią didesnę pauzę, kada galimai bus daugiau termikų. Tai yra to blaškymo tokio ore bus daugiau. Tai skrisim daugiau ryte, dėl to anksti ryte kylam. Nu, 8 valandą planuojam jau pradėti, kol oras visiškai ramus, reiškia, kol nėra saulės ryte ir vakare. Oras tiek neįkaista ir nėra tiek vėjo, nėra tiek vertikalių tų srovių, nėra blaškymo. Na, mums tai yra labai geros sąlygos skristi, dėl to mes renkamės rytą. O dienos metu, kada saulė labiausiai kaitina, jinai stati, atsiranda debesis, nes yra terminė veikla, skristi yra sudėtingiau, dėl to padarysim pauzę, turim laiko, taip sakant. Tai va, tai tiek dėl planų, važiuojam. O, kol aš apskridau ratuko, čia 10-15 minučių atskrido ir Sigis. Kazimieras pasiruošęs ir ten už kampo visi kiti. Nu va, čia mūsų jau pakankamai daug, bet laukiam. Pasiskambinam Alvydui į Salantus, kur turim skristi. Ten, sako, rūkas siaubulingas, ten iš daubos išlindęs. Tai biškai reikės palaukti, kol tas rūkas nuslinks. Kol kas atšildosi chebra, gal apsiskraidys čia. Nes čia tai pas mus gražu, kaip ir visai galima būtų skristi. Bet ten virš horizonto, ten matosi, kad ten yra rūko daug. Tai yra tie debesis, tai čia yra tas rūkas kylantis. Tai reikia sulaukti, kol jis ten nuo aerodromų pasitrauks, kad galėtume nusileisti saugiai. Atskrido dar lėktuvėlis. Mes jau pasiruošę. Mes esam dabar 5. Kylam į Salantus. Ten laukia dar 2 pilotai. Nu ką, chebra? Atrakcija įvyko jau. Nepaleidžia mūsų Kartena. Ne. Paleidžia. Nu papasakot, kas čia buvo. Buvo labai gražu. Tik pakilai ir nieko nesimato. Buvo giedra, gražu, supranti, tik tai pakilom viskas. Čia taip yra, tai apgaulinga visą laiką taip yra. Rudenį Atrodo, taip žemė yra. stovi, nu, rūkelis matosi toli, tik pakilai 30 metrų viskas. Net žemė dingsta. Taip,
Visą laiką. Tai va, gerai, kad va, racijos yra, ne? Pasišnekėjome, pasitarėme. Nu, drąsiausias kary. Nuskridau į Salantus, ieškau jūsų, niekur jūsų nėra. Ne, aš raciją atsijungęs esu, nes yra va, 2 navigacijas pasijungiau iš karto, žinai. Jeigu vieną meluoja, tai kitą žiūriu. Tu jau racija, kodėl tavo neveikia? Nespėjau pasidaryti. Štikerių neužteko. Vietos neužteko. Rozečių tų O žiūrėk, kad 220. vietos neužteko racijai. O kam man reikalinga, Aš jeigu galvojau, kad 220 rozetės nebuvo kur statyti. pasižiūrėjau, pasižvalgiau ir tiesiai. O mes tuo momentu ir apsisukom, o tu ir numovė tiesiai. Ten vis Nematei rūkas, mūsų. rūkas užtrauktas. Čia nėra Kažkur jokios 300 metrų rūkas skaityk. Nu tai jo, bet tai jokios logikos nėra į jį ir lysti. Krenta visi spigliai pageltonavę nuo Mariaus. Nu va, esam Salantuose, mūsų pirmas pagaliau taškas pasiektas. Jau vidudienis, kiek čia tų valandos? Jau 12:30 kokio. Tai pagaliau rūkai išsisklaidė, atskridom, va, tai čia visus mumis sudėjęs, jau 7 skraidyklės. Nu, lietuvėnis dar nesiskaito. Agis, ar telefoną pasiėm? Jo, tai ruošiamės dabar skristi toliau. Kaip čia tas storkas? Štorkas, ar kaip jis ten vadinas? Lėtas toks irgi. 90 582 ar 583, koks ten tas motoras. Nu, kaip aitvariuks. Pasižvalgyt praskrido. Šokam į matrioškas. Ir lekiam. Nu, lipam jau viskas. Briefingą pasidarėm, dažnius žinom kur skrist. Nu, kai kurie žino. Nu ką, pirmą kartą aš dalyvauju tokiam pasiskraidime. Net 7 skraidyklės vienu metu. Čia tai geras. Ir ne varžybos, ne kažkoks renginys, nieko nemokamai nedalina. O, šiaip pasiskraidimas. Geras oras, vasara, baiginėjasi. Oras, žiūrėkit, išsiblaivė. Atrodo, nebuvo nei jokio rūko, nei debesėlio. Viskas dingo. Ok, viskas. Laikas, aišku, mes jau ilgai prasidėjom. Jau tokiu metu jau turėjom būti turbūt Judrėnuose. Bet nieko, turim dar šiandien laiko su rezervu daug. Išjudė pirmieji, pasiskirstėm, kas po ko skris. Bet vis tiek grupelė. Kas po ko kils ir leisi, svarbu, kad nesimaišytume. O skrendant jau kažkaip susigrupuosim. Papasakok, kaip tau pirmą kartą nusileidus tarptautiniam Telšių aerodrome. Baisu, kol atskridau, bet užtat patek. Nu, bet įveikiai. Įveikiau. Nu,
Aš pradėjau neapsuprast, kas čia dasidė, žiūrėjau, net termikiuką buvo, bet tokie paleimai, tokie... Nu tokie, bet padaužo tokie, nu, man atrodo, saulė kaitina normalus termikiukai. Net pirštą užtir. Bet nereiks su jais kovoti, žinai, jeigu jis ten verčia Ne, tave į nu- kairę, nu tegu jis ten paverčia, žinai, jį ten iš lengvo, žinai, pastumi patiesinį ir viskas. Nu, aš jau bandžiau tu, va, tu nuraminti jisai. Aha. Nu, te turbūt. Nu, šaunuoliai. Įveikit. Dreva rankytės. Ar tu pradėk rėmų išteisinti? O tu... Aš jau anu. A, įlinkiai. Tu jau ten lanksnė, tu patikėk, ką maniai buvo. Bet išlipti, tai nebeišlipti, tai dabar. Ten mergvakaris skraidina. Tai trupas briefingas prieš skrydį į Judrėnus. 215-220 maždaug. Pakeliam rankas, ką nors padarom tokią dinamišką, kad mes ne stulpai kokie. Kad skrendam. Pakylam per kairę, nu jie ilgiau gal biškai pasisuks. Ir tada visi susirenkam ir maunam. Aš paskutinis tau išpasakosiu. Arba šalia kažkur bus. Pala, reikia truputį, čia bus unter. Ten kažkur tais. Aš tašką įdėjau į WhatsApp grupę. Jeigu ką ten navigacijai. Man jokios navigacijos pusė. Nu Google Maps'e. Agi, dabar jūs šiam tarpu vesti jūs. Mes priekiai, aš tau matau, ten jau yra. Alio, labas. Žiūrėk, mes jau iš Telšių dabar išjudam, tai už valandikės mažiau gal biškai būsim pas jumis. Mūsų yra 6 vienetai, galbūt kažkiek ten eigoje išsisklaidysim. Ten pirmi 1, 2, 3 gal greitesni atskris, paskui aš bandysiu degaliniai nusileisti, biškai ilgiau užtruksiu. Tai mūsų iš vis 6. Nu. 6 vienetai, žmonių 12 kokį, ne? Ne, mažiau gal 7. Vienas čia tik tai 2 vietas, jo, 7 žmonės. Gerai, supratau tada. Ne, gerai, davai tada. Iki. Telšių lėkė, ne. Tai nuotraukas turi, turėsi ką parodyti. Iš čia dabar visi matosi. Išlyskit vabiški. Kiek čia mūsų yra? Nu visi esam. Visi matosi. Nu visi Judrėnuose. Visiems linkėjimai. Jo, visų mamoms, ne, kaip visi sako. Pavalgiam Judrėnuose. Jo, gerai pavarėm. Skrendam dabar toliau į Žuvienę. O šitas geras žmogus mumis priėmė. Jo. Lekiam dabar tolin. Čia mūsų skraidyklė stovi. Ruošiasi Hebra. Sekantis nusileidimas yra Šviekšna. Ten mūsų laukia Žuvienė. Nu ką, ate. Taigi Artūrai, mes jau išjudam iš Judrėnų, ką tik išskrido Sigis pirmas, tai Sigį greičiausiai pamatysit, o mes visi kiti jau irgi kylam, taip kad skrendam pas jūsų Žuvienę. Gerai, super. Iki. Nu ką, esam Šviekšnoj. Mes labai draugiškus žmonės, labai svetingus. Jie mums čia kažką skaniai padarė, nes dūmų pilna, tai reiškia kažką gamina. Nu ką, jau kažką paragavai? Morkas. Morkas? Ten kepamos morkos? Jo, jau žuvienį išvirsiu. A. Bet Sigis turi išskristi anksčiau savo šeimininiais reikalais. Ir jis iškeliauja. Kad vėjas pučia, nu, kaip ir šonų dabar pučia. Kaip ir, gal ir gerai, ne pavėjui. Ir į saulės pusę kaip esesnitas. Nu, Hebra, parodykit, ar skani sriuba. A skani? Šitiems matau skani. Su unguriu. Žaliu kažkokiu.
Nu tai ką jūs čia darysit su tom gėlėm? Sveikinsim. Ką sveikinsit? Pažįstam. Pažįstama? Jo. O šitą... Kaip konkrečiai sveikinsit? Įteiksit asmeniškai iš oro? Jo, iš oro. Mesit? Taip. Gerai, čia Švėkšnoj bare, ne? Ir turim pataikyti tiesiai ant stalo. Ant stalo, ne? O į vazoną taikysit? Nu, bandysim. Su vandeniu? Bandysim. Buvo pasakyta, kad būtų kuo mažesnį, kad geriau Ai, pataikyti. kad tiksliai, kad stovėtų, ne? Paskui gėlės jau nebeinukristų. Nu gerai, sėkmės jums. Dėkui. Taip, Kazimieras ruošiasi išskristi iš Švėkšnos. Nu, pasiruošęs jūrą pamatyti. Nu, kaip kitaip. At skalūnų nebus. Nevarau tiesiai. Nu, gerai, liuks, judam. Nu ką, chebra, ate? Ačiū už priėmimą. Ačiū, kad atskridot tankiau. Gerai, iki. Alvidai, aš tau iš paskos. O koks tavo įvariklis? Pas mane 377. A, 3-7. Jo, pas mane švis ten mažas jų brolis, ten pusbrolis kažkoks. Pats mažiausias. Tokių nebėra jau. Nu, bet tokiam užtenka, 10 litrų jisai maždaug valgo. Taip tai normaliai. Nu gerai, ruošiuosi. Kazimieras leidžiasi Svenceliai. Šitam pilotui čia šiandien labai daug įspūdžių, daug naujų aerodromų. Čia jo žmona mėlyna. Ir Kazimieras. Nėra labai lygi pieva. Nėra super nušienauta, va, batai paskęsta kiek žaliai. Nu, kaip įspūdžiai pirmą kartą taip prie vandens. Liuks. Jau nebė tai baiso, ne ten buvo baisiau telšios. Jo, ten buvo baisiai, dabar jau ne. Dabar jau užlydė. Bet jau dabar turėsim ką papasakot Stasiui. O pavydės dabar. Sėlėmis užtrys. Nu ką, Svencelėje mes čia trumpai nusileidom, apsižiūrėjom, į bariuką neėjom, laiko nėra, palydim saulę, kol dar yra, o gervės skrenda. Ir judam atgal, mums dar kokias 5 minutės skristi.
Nu va, parskridom, susitvarkom techniką, susistumdom į kampus, susipilam kūrą ir viskas šiandienai. Aš jau išlekiu, kas norės baliavot, lieka baliavot. Ir visai faina graži diena gavosi. Tikiuosi, jums irgi buvo įdomu pasižiūrėti.